Sveiki mūsų brangus draugai, jūs šiandieną kanale Ask and Talk ir pas mus šiandieną svečiuose žmogus iš didelės raidės, žmogus, kuris tiki Dievu ir tarnauja jam, Dalius Jaruševičius. Labadiena. Labas, Andžiau, malonu tave matyti savo namuose. Mums irgi labai malonu šiandieną, ne jūs pas mus svečiuose, bet mes pas jūs. Taip. Daliu, papasakokite truputį apie save. Iš kur jūs esate? Aš iš Vilniaus čia išaugau ir gimiau čia Vilniuje. Įtikėjau čia irgi Vilniuje. Visas veiksmas, visas mano gyvenimas, galima sakyti, šitą mieste vyko. Kaip jūs įtikėjote? Įtikėjau aš prieš 30 metų ir man tiesiog paliudijo, reiškia, vienas pažįstamas žmogus ir aš atėjau į bažnyčią. Įtikėjau tenais, tokia rusakalbė bažnyčia, buvo Gyvieji akmenys ir dabar iki šiol jinai yra. Ten pažinau pirmąją meilę, kaip Dievo meilę, sklindančią iš jo. Ir pasilikau tenais, ten tarnavau 20 metų net toj bažnyčiai. Ir taip gavosi, kad galima sakyti, Dievas pašaukė mane, reiškia. Pajaučiau tą pašaukimą, pamačiau, kad tai ta vieta, kuri tikrai, kur verta tarnauti ir tiem žmonėms ypatingai verta tarnauti, nes... O koks jūsų tarnavimas? Kalėjimo tarnavimas, aš dabar kalbu apie kalėjimo tarnavimą. Nors aš tarnau labai daug, kur daugelį tarnyšių ir dar iki šiol turiu apart kalėjimo tarnavimo kitas tarnystės. Bet labiausiai aš vertinu būtent kalėjimo tarnavimą. Man jisai brangus labai yra ir tikiu, kad Dievas pašaukė į mane į šį tarnavimą ir aš atsiliepiau. Ir manau, kad būtent tiem žmonėms esantiems ten labiausiai reikalingas Kristus, labiausiai reikalingas jo vardas. Nes ten nepakliūna už gerus darbus žmonės tikrai. Tai stengiuosi jiems liudyti, nešti gerąją naujieną ir Dievas laimina, Dievas duoda išminties, supratimo, gana toks specifinis tarnavimas. Ir tarnauju iki šiol jau 11 metų šitam tarnavimui. Jūs sakėte, kad čia Dievas pašaukė jūs į šitą tarnavimą. Gal galite papasakokite apie etapus, kaip jūs pradėjote būtent šią tarnystę? Pradėjau Lukiškių kalėjime, dar tada jisai nebuvo uždarytas. Ir tarnavau jame 5 metus, kol neuždarė. Ir ten toks įdomus kalėjimas ir architektūrinė prasme, caro laikais dar statytas senas, labai toks dabar jau kultūros paveldo paminklų paskelbtas netgi. Ir ten tarnavau būtent kalėjimo režimo nuteistiesiems kaliniams. Tai yra sunkiausias režimas, kuriame kali sunkiausiai nusikaltėliai, kurie nuteisti už sunkius nusikaltimus. Taip pat ir gyvagalviai. Taip pat irgi kalėjimo režime teko ir jiems tarnauti, kalbėti su jais. Daugeliu istorijų aš turbūt negalėčiau papasakoti dėl diskretiškumo ir kažkokių tai asmeninių dalykų. Galbūt tik tais kai kurias istorijas. Įdomus tarnavimas šiaip jau ir noriu ir pakviesti ir kitus prisijungti prie šitą tarnavimą, nors žinau, kad kai kurie žmonės žiūri šią tarnystę, taip, žinot, kaip pasakai, kad kalėjime tarnauja, tai taip su tokiu, pasižiūri su tokiu užjaučiančiu žvilgsniu, kad tai nėra... Taip, sunkumų ir tai nėra lengva ir jeigu kas nors galvoja, kad ateis kas nors ir staiga uževangelizuos visus ten esančius žmonės ir visi tikės ir bus šventi ir pasikeis, seks paskui Kristų, priims Kristų savo gelbėtoju, tai iš tikrųjų pasakysiu ir nuvilsiu tos žmonės, kad taip nėra. Tai yra sudėtingas, ilgas labai darbas, trunkantis metus su tais pačiais žmonėmis. Koks pagrindinis tikslas kapeliono? Skelbti Evangeliją. Aš manau, kad kiekvieno tarnautojo pagrindinis tikslas yra skelbti gerąją naujieną. O su kokiom užduotimis tenka susidurti? Užduotis? Tai pačios Evangelijos skelbimas. Tik tais
būdai, kaip tai danešti iki tą naujieną apie Kristų, žinią apie Kristų iki ten esančių žmonių. Tai vat jau čia yra turbūt menas, kurio reikės mokintis visą gyvenimą ir man, ir visiems. Čia tokia psichologija. Taip, tai beje, kaliniai labai geri psichologai ir jie ten ilgai neužsibūna žmonės, kurie, kaip čia pasakyti, kurie eina su veidmainiavimu, tarkime, arba jų tikėjimas yra per silpnas, ten geriau neiti. Nes tokius žmonės labai greitai jie permato ir stengiasi atsiriboti nuo tokių žmonių. Tai tik tais toks pasiaukojantis tikėjimas, jeigu ką nors pripildo ir veda, tai tikrai kalėjimo durys tokiem žmonėm tikrai bus atviros ir jie turės sėkmę šitoje tarnystėje. O kapelionui daugiau reikia suprasti psichologijos, žmogaus psichologiją negu pastoriui? Aš manau, vienodai reikia tiek pastoriui, tiek kapelionui reikia žinoti tos dalykus. Be abejo. Ir pačią psichologiją, ir šventąjį raštą, ir turėti ir išminties, ypatingai išminties daug reikia, meilės, kantrybės turėti su šitais žmonėmis. Nes vaisiai ten subręsta ne taip greitai, kaip norėtųsi. Todėl viso to labai reikia. Ypatingai išminties, nužengiančios iš aukštybių. Mes žinom, kokia jinai yra. Tai va tos išminties tikrai tenais reikia tose vietose. O kaip uždirbti pasitikėjimą? Žmonių pasitikėjimą. Jūsų pasitikėjimo kalinį? Aš pasitikiu, ko gero, visais kaliniais ir su visais kalbuosi. Netgi ir tie, kurie sako, kad Dievo nėra, yra jie ateistai. Ir manau, tai yra dėl to, kad meilė viskuo tiki ir viskuo vylėsi, kaip parašyta. Ir tokia yra meilė ir manau, kad žmonės tarnaudami šiame tarnavime ir stovintis ant šio meilės pagrindo, jie bet kurį žmogų priims vienodai ir bet kurį mylės vienodai, nes parašyta pamilti savo artimą. Tai viena iš mūsų pagrindinių reiškia įstatymų, kuris Jėzus parodė. Tai tos meilės ypatingai reikia būtent ten ir netaip lengva pamilti žmogų, kuris, žinai, nužudė kitą žmogų, pavyzdžiui, arba padarė kažkokį kitą žiaurų nusikaltimą. Ir jį mylėti atrodytų nėra už ką, bet tiesiog peržengi per save ir net neklausi tų žmonių, ką jisai padarė. Nebent jeigu jie patys ima pasakoti ir tai būna labiau panašu į išpažintį, kai ima pasakoti. Ir stengtis davesti tą žmogų iki tos išpažinties, kad jis pats norėtų tai nusikrauti šitą naštą. Daugelis kalinių neša tą naštą, tai yra labai sunki našta. Nebent tik tai tie kaliniai, kurie didžiuojasi savo nusikaltimais. Iki tokių širdžių, manau, yra sunku dasituksenti Dievui. Bet netgi ir tai Dievui įmanoma. Ir tai panaudoja galbūt ir mus kaip savo įrankius tam reikalui, kad danešti Dievo meilę iki jų. Tai nėra labai paprasta. Kai kurių kalinių tiesiog išsižadėję giminės, jie vienui vieni, kartais tiesiog reikia drabužiais jiem padėti. Nes juos kartais suima vasarą, kaip stovi kažkur gatvėje, ateina žiema kalėjime, jie net neturi ko apsirengti. Kalėjimo prižiūrėtojai to nesirūpina. Daugiau turi pasirūpinti giminės, kažkokie žmonės laisvėje, kurie galėtų kažką tai padėti, bet tai gerai, kai tie žmonės yra. Bet kartais netgi nėra tokių žmonių, reiškiasi, kurie galėtų padėti. Ir net mes net kartais padedam to. Aš ne vienintelis Vilniaus kalėjime dabar tarnauju, kadangi uždarė Lukiškes, aš perėjau Vilniaus kalėjimą. Ir ten yra keletas kapelionų. Ne tik tai aš kaip protestantiškos denominacijos, bet ir katalikai labai pasišventę, tarp kitko žmonės irgi, su kuriais mes puikiai sutarėm, dirbam petys į petį ir nešam evangeliją, skleidžiam evangeliją. O jums nėra tokio jausmo, kad kaliniai jūs išnaudoja, kad, kaip jūs sakėte, atnešti drabužių šiltus, atnešti gal skanėstus kažkokius? Tai būna tokiu atveju, bet
stengiamės atsiriboti nuo tokių žmonių, ypač kurie prašo pinigų, tarkime. Kartais ir suteikiam juos, kartais taip, kažkokiais tai atvejais matom, kad žmogui tikrai reikia ir tiesiog aukoju savo pinigučius ar savo laisvą laiką kažkokį. Su Karitu geri sąryšiai yra ir ten gailestingosios seserys, kurios ten tarnauja, parenka drabužėlių, avalynės kažkokios, tai nunešu jiems. Tai per tokius dalykus žmonės jau priima tave šilčiau. Nes jeigu eini vien tik tai su sausu žodžiu, kuris mums nėra sausas, jisai yra galingas, jisai nustabus mums, tikintiesiems, bet jiems jis nieko nereiškia. Tu turi turėti prieimą prie to žmogaus širdies, kad tas žmogus, jo širdis atsivertų tau. Tai nėra taip paprasta. Dažnai tos širdis būna užkietėjusios, ypač ten nusikaltėlių širdis, kurie dažniausiai susiduria su tokiais nusikaltėliais, kurie jau ten 10, 20, 30 metų net. Žinau vieną atvejį, kai žmogus 40 metų, beveik visą savo gyvenimą sąmoningą praleido kalėjime. Tai jų širdis būna tiek sukietėjusios, kad iki jų dasistuksenti, jas pasiekti su Dievo žodžiu yra nepaprastai sunku ir turi nešti Evangelijos žinią būtent per darbus. Ir tada jie ima atsivirinėti, tai trunka metus kartais netgi. O kaip kaliniai reaguoja į jūsų buvimą kalėjimuose? Ką jie sako? Paprastai jie gerbia kapelionus, dvasininkus, tie žmonės, aišku, ten labai įvairių žmonių yra. Yra piktų, yra nusistatyčių prieš tikėjimą ateistų, kurie gali tau pasakyti labai kažkokius stiprius žodžius, kurie tau gali nepatikti, netgi tokius reikia pamilti, priimti tokius, kokie jie yra. Būna žmonių, kurie po narkotinės abstinencijos metu būna agresyvūs labai. Visai nesenai, reiškiasi, buvo pas mane atvejais, nors tokiu atveju pasitaiko ir dažniau, kai atrodytų, džiaugiuosi, kad sveikas išsiskyriau su to kaliniu, palydėjau iki kameros. Ir džiaugiuosi, kad negavau kumščių kažkur, tai būna ir taip, reiškia. Tai stengiuosi irgi priimti ir tokius, ir kalbėti su tokiais, reiškia. Bet dažniausiai tai nuteistieji gerbia dvasininkus, šiaip jau ir kalbasi, vieni noriau, kiti mažiau, kiti užsidarė. Tikinčiųjų žmonių kalėjime yra labai nedaug. Per visą savo 11 metų aš sutikau gal vieną tik tais kitą, kuris vaikščiojo į bažnyčią. Tarpais, tarkime, tarp savo nusikaltimų galbūt. Bandė tikėti, bandė kažkokius tai žingsnius daryti link Dievo. Ir tokių labai nedaug yra. Labai nedaug. Tai reiškia, nes aš mačiau daug interviu su autoritetais kriminaliniais ir jie visi sako, aš tikiu Dievu. Tai jie iš tikrųjų tiki, ar tai jie prieš kameras taip sako? Reikėtų turbūt jų pačių paklausti. Galbūt jie kažkoks tikėjimas irgi užsimezga juose, ypač tokiuose sąlygose, kada patenka į kalėjimo sąlygas atskirti nuo laisvės. Žinoma, žmogus ima mąstyti apie tokius dalykus, kurie veda link amžinybės. Bet žinot, dažniausiai išėję laisvę jų tas tikėjimas dažniausiai išgaruoja dėja. Ir vėl grįžta prie senų darbų, narkotikai, vagystės, narkomanai, tai ypatingai jau jie dirbti negali, darbuose neužsilaiko, kažkaip gyventi reikia, eina vogti. Tai narkomanija su vagyste praktiškai eina toj pačioj vagoj, vienoj vagoj. Jeigu žmogus narkomanas, jis dažniausiai būna ir vagys. Ir dėl to papuola arba jis prekiauja narkotikais, dėl to papuola arba už vagystės,
arba už prekybą narkotikais papuola į kalėjimą. Nesenai vienas įvykis įvyko, tai buvo vasara, galiu paliudyti. Įvykis, kuris ir mano širdį palėtė ir parodė, kaip Dievas veda, kaip Dievas dirba šioje tarnystėje. Man tai buvo nuostabu. Prasidėjo viskas nuo to, kad aš atėjau į darbą, nes aš pats dirbu dienos metu ir atsitraukdamas nuo darbo, einu po 2-3 valandas praleidžiu kalėjime. 2 kartus per savaitę. Aš einu pirmadieniais ir ketvirtadieniais į izoliatorių ir į pačią zoną, į koplyčią. Ten pravedu koplyčią tarnystę su kalinukais. Tai aš atėjau į darbą ir tai buvo vasara, karšta, aš dažnai, kai karšta, nes reikia po objektus važinėti karštyje, aš atėjau su trumpikėmis. Ir tą dieną aš tiesiog užmiršau užsidėti, reiškiasi, savo kalėjimo aprangą, su kuria aš vaikštau į kalėjimą. Dar būna tokia speciali? Ne, aš tiesiog turiu savo aprangą, kad labiau būčiau panašesnis į dvasininką, bet tikrai nesu trumpikėmis vaikštau. Ir mane traukė vis tiek kažkas į kalėjimą. Nežinau, kaip tai pasakyti, tiesiog tai Dievo vedimas, šventosios dvasios kažkoks toks balsas, kuris tiesiog sakė, eik, reikia eiti. Ir aš pirmą kartą ir vienintelį kartą savo gyvenime per tos 11 metų aš nuėjau į kalėjimą su trumpikėmis. Dvasininkas su trumpikėmis turbūt nelabai asocijuojasi, bet tiesiog peržengiau ir nuėjau, nes jaučiau kažkokį tai vedimą keistą. Nes galvojau praleisti dėl to, kad aš nepasirengęs, nesutinkamais drabužiais. Atėjau kalėjimą, tai buvo izoliatorius ir baigiau jau kalbėti su savo, nuteistaisiais, kurie ten buvo sulaikyti ir jau norėjau išeiti, jau praėjo kažkur apie 2 valandas. Ir aš paklausiau, kadangi izoliatoriuje buvo labai daug savižudybių, tai atskira tema, aišku, ir kiekviena savižudybė man slegia mano sąžinę, vien tik dėl to, kad negalėjau pasiekti to širdies laikų, sustabdyti tai, surasti tos žmonės, kurie prislėgti kažkaip depresijos, bėdų, galbūt pirmą kartą į kalėjimą papuolė. Ir jie vedini to prislėgimo priima tokius drastiškus sprendimus. Tai slegia ir mano sąžinė. Bet vieną nuteistąjį man pavyko išgelbėti vis tik tais. Ir aš pasakoju toliau. Aš atėjau ir baigėsi mano tarnystė. Ir aš tiesiog niekada iki to laiko aš nedariau, bet aš kreipiausi pas vieną prižiūrėtoją, tai buvo moteris. Ir pasakiau, kad žinau, kad čia daug savižudybių yra. Ir jeigu jūs žinote tokius nuteistuosius, kurie yra prislėgti depresijoje ir galėtumėt parodyti tokius žmonės, tai būtinai man pasakykite, aš tai pasišnekėsiu. Ir jis sako iš karto, taip yra, toks vienas nesenai atėjo. Jisai padarė sunkų nusikaltimą, nenoriu pasakoti detalių to nusikaltimo ir būdamas visiškai girtas papuolė, padarė tą nusikaltimą, papuolė į kalėjimą, buvo sulaikytas, dabar vyksta teismai ir sako, jis labai prislėgtas, pakalbėkit su juo. Jisai jį išvedė iš kameros, aš pakalbėjau su juo, aš turiu atskirą tokią patalpėlę, kabinetą ir buvo toks gana sunkus pokalbis, kuris buvo panašus ir į išpažintį, aš priėmiau iš jo ir pabaigoje jisai priėmė Kristų savo gelbėtoju. Bet pagrindinį, tokių atvejų yra ir nemažai yra, bet šitas atvejis išskirtinis tuo, kad jis grįždamas į kamerą, kai aš jį palydėjau, jis sako, galima aš jums kai ką perduosiu. Ir jis man atnešė virvę, kurie buvo pats pasidirbinęs ir jau buvo priėmęs sprendimą išeiti iš gyvenimo.
Jis buvo su tokiais mazgeliais susivijęs iš patalinės. Ir jei aš būčiau neatėjęs tada su trumpikėmis, va taip kaip atrodžiau, kai buvau apsirengęs, galbūt kitą kartą po savaitės, kai būčiau aš jį pas jį atėjęs, jau jo galbūt nebūtų gyvųjų tarpe. Tai vat koks Dievo vedimas ir kaip reikia girdėti tą balsą, kaip reikia turėti tą sąryšį su Dievu ir būti jo vedamam, kad jį nuolatos girdėti. Tai vat šita situacija man buvo pačiam tokia ypatingai nuostabi ir tikiuosi, kad man dar pavyks išgelbėti ne vieną gyvybę. Ir fizinė prasme, ir dvasinė prasme, ištraukti tos žmonės iš to liūno, kuriame jie yra, priėmė Kristų, jie priimtų naują gyvenimą jame. Nes Kristus sakė, aš esu gyvenimas. Aš esu kelias, tiesa, gyvenimas. Bet aš dar noriu paklausti, kaip jūs pats susitvarkote su spaudimu? Ar tos sienos, ta atmosfera spaudžia jūs? Tiesą sakant, aš kalėjime ilsiuosi. Aš darbe taip daug nuvargstu ir tiek daug pratiriu streso būtent darbe, Čia keista girdėti. kad aš atėjęs į kalėjimą, aš atsiribojęs nuo telefono, nes ten visą laimę negalima įnešti telefono. Telefoną aš palieku mašinoje ir aš einu, man taip ramu, nes aš per dieną darbo metu atsiliepiu maždaug, padarau pats ir atsiliepiu maždaug 30-40 skambučių. Galite įsivaizduoti, koks tai srautas ir kiek daug darbo ir ten aš tiek streso patiriu, kad dažniausiai aš į kalėjimą jau ateinu poilsiauti. Man tai poilsis yra. Kartais, aišku, susitinki su piktais žmonėmis, bet irgi stengiuosi nekreipti dėmesio. Ar tu įsižeisi į tą žmogų priklauso ne nuo to žmogaus, o nuo tavęs. Ar tu priimsi šitą strėlę, kurią šėtonas į tave leidžia. Tai daugiau priklauso nuo tavo tų šarvų, kuriuos tu turi nešioti. Nuo to skydo, šarvus, šalmo, viso kito, tos 5, reiškia, ginklus, kuriuos mes turime nešioti. Tai vat, jeigu tu jas nešioji, tai tu būsi visą laiką ramus ir jokios strėlės tavęs nepasieks. Ir tu būsi visą laiką kupinas meilės ir tą meilę neši tiem žmonėm. Bet vis tiek kažkągi jaučiat. Ką jūs jaučiat, kada jūs kalbate su žudikais, su prievartautojais? Aš dažniausiai neklausiu jų nusikaltimų ir stengiuosi nesigilinti į tai, ką tas žmogus padarė. Ir nežiūrėti į tai, ką jis padarė, o žiūrėti į jį kaip į Dievo kūrinį, kaip į žmogų, už kurį numirė Kristus. Už jį lygiai taip pačiai kaip ir už mane Kristus numirė, praliedamas kraują, atiduodamas savo gyvybę. Lygiai taip pačiai. Ir šią prasme mes kartu su tuo žmogum, aš sėdžiu ant vienos šakos Dievo akyse. Ir jis bet kada gali priimti Kristų, kad ir gyvenimo pabaigoje mano ta pasėta sėkla, galbūt jinai neišdygs iš karto, greitai, o jis atgailaus galbūt savo paskutinėmis gyvenimo akimirkomis, kaip tas nusikaltėlis, kuris buvo nukryžiuotas kartu su Kristumi. Ir jam Kristus pasakė, būsi tučtojau su manim danguje. Ir tai tokia yra Dievo malonė, tokia yra Dievo meilė ir aš tai suprantu. Visų pirma, ant tos meilės pagrindo ir reikia tarnauti tiems žmonėms. Bet kokios tarnystės pagrindas, bet kokios, nesvarbu, ar nei kalėjime, kažkur kitur, gatvės evangelizacinė srityje, tai bet kokios tarnystės pagrindas yra meilė. Meilė kitam žmogui, kuriam tu tarnauji. Jeigu tu ją turi, tu būsi sėkmingas savo tarnystėje. Tai yra sėkmės formulė. Paprasta, priimtina, suprantama ir Dievas yra meilė, galų gale. O per savo tarnavimą jūs geriau pradėjot suprasti jo žmogaus prigimtį? Taip, gal žmogaus sielą, žmogaus charakterį, užtenka su žmogum šiek tiek pasišnekėti, jau matai, koks jis yra ir matai, ko jam labiausiai trūksta, tarkime. Ir kažkam trūksta vilties, stengiasi tą viltį jam atverti Jėzuje Kristuje. Kartais per kitus dalykus. Kažkam trūksta džiaugsmo, jis prislėgtas yra, stengiuosi atverti jam, duoti tą džiaugsmą.
jei kažkam trūksta meilės, stengiuosi ją irgi atverti, kad jisai pats juos ieškotų Jėzuje Kristuje. Dėl to nuolatos dalinu Evangelijas. Žinau, kartais jas net surūko kalinukai, nes Evangelija tam labai tinkama, labai ploni lapai tenais yra, jokios kitokios knygos turbūt tokių plonų lapų neturi ir kalinukai tam naudoja. Tai vieną tokį įvykį netgi paliudysiu, girdėjau iš vieno kalėjimo tarnautojo vieną liudijimą, kai jisai pasakojo, kai vienas kalinukas paprašė Evangelijos ir jisai žinojo, kad jisai ją surūkys greičiausiai. Ir jisai savo pasakė taip, aš tau duosiu 2 Evangelijas, bet kada tu vieną surūkysi, tu sekančią perskaitysi visą. Jisai pažadėjo, jisai davė 2 Evangelijas ir tas kalinukas liudijo paskiau. Kai aš surūkiau, reiškia, 1 Evangeliją, tai jau laiko daug praėjo, galima įsivaizduoti, ten daug, reiškia, lapų yra. Ir jau pradėjau plėšyti 2 Evangeliją, bet kažkaip sąžinė, kažkaip jam pradėjo kalbėti, teisti jį pradėjo, liuk daviau pažadą jam perskaityti. Ir jisai pradėjo skaityti tą Evangeliją, dar nedaplėšta iki galo. Ir Dievas palietė jo širdį. Jis išėjęs iš kalėjimo, ten kalėjime tikėjo, išėjęs iš kalėjimo atėjo į bažnyčią, tikėjo, tapo tarnautojai toj bažnyčiai. Ir vat, visą tai, šį liudijimą aš girdėjau iš to kalinuko, buvusio kalinuko ir dabar jau tikinčio žmogaus. Tai štai taip kartais Dievas veikia. Paprastas atrodo toks atvejis. Vat, ir reikia kartais ir tokius žmonės priimti ir mokėti danešti iki jų tą žinią. Daug kalinių kalba apie moralę, apie tokį kaip brolyje, vienas už visus, visi už vieną. Kalinių pasaulyje yra labai aiškia hierarchija. Deja, jinai egzistuoja ir aš labai norėčiau ją sugriauti, nes Jėzuje Kristuje nėra jokios hierarchijos. Visi lygus prieš Dievą. Ir ta hierarchija man labai nepatinka tenais, bet aš turiu priimti ją tokią, kokia yra, kitaip būsiu nesuprastas tarp tų žmonių, tarp tų kalinių. Stengiuosi ją griauti ir tarnaudamas koplyčioje, pačioje zonoje, ne izoliatoriuje, bet zonoje. Ten netgi 2 laikus turiu, kada ateina vieni ir ateina kita grupė, kita kasta kalinių. Pradžioje buvo pas mane tik tais vienas tarnavimas su kaliniais, kurie buvo aukštesnės kastos. Bet aš mačiau didelį norą kai kurių kalinukų ateiti ir turėti bendravimą su manim kaip kapelionu. Ir mačiau, kad jie nepriima. Jeigu tie bando ateiti, jie tada nenori ateiti, mato, kad šitie yra. Už vieno stalo jie negali atsisėsti. Ir vieno reiškia, ten aš arbatą organizuoju, vaišes, minimalias tokias šokoladukus, sausainukus. Tai už vieno stalo jie tikrai nesėdės. Jiem tas draudžia, reiškiasi, jų kalėjimo supratimai, taip vadinami. Bandau to įgriauti, kartais man pavyksta juos susadinti už vieno stalo ir mano širdis labai džiaugiasi. Tai kartais tai pavyksta, tai kažkas gaunasi, aš manau, kad Dievui viskas įmanoma ir galima sugriauti tas visus dalykus, užkardas, kuris stovi šitoje vietoje. Pavyzdžiui, grįžtant apie moralę. Ta moralė išlieka, kol jie kalėjimuose, o kada išeina į laisvę, už kalėjimo ribų, ta moralė dar lieka ar jau išnyksta? Tai tarp kalinių visą laiką, jeigu žmogus eina šituo keliu, jeigu jisai yra, tarkime, vagis ar organizuoto nusikalstamumo narys, kažkoks tai priklauso kažkokiai tai gaujai, ten labai aiškiai hierarchija yra ir jie jos laikosi. Žinoma, aš ten visų niuansų ir nežinau, žinokit, tiesą pasakius, bet taip, jie yra dėja ir žinau, kad kalėjimo vadovybė deda visas pastangas, kad išardytų tuos dalykus.
kad jų nebūtų. Ir iš tiesų tai, kas buvo prieš 20-30 metų, tai dabar tai iš tikrųjų kalėjimuose sąlygos žymiai geresnės yra. Ta hierarchija nėra tokia akivaizdi, tarkim taip, kaip tai buvo anksčiau. Kalinių taip nežemina, tarkim taip, kurie yra atstumtieji, yra tos kastos, kurios kaliniai už lytinius nusikaltimus yra toj žemiausiai kastoje. Ir anksčiau jiems būdavo kalėjime labai sunku, tiesą sakant. Dabar jau tie dalykai jau praeityje yra. Aš irgi visų niuansų irgi net negalėčiau papasakoti ir dėl diskretiškumo, dėl asmeninių kažkokių tai dalykų. Galėčiau papasakoti dar vieną istoriją su kryželiu, kurį man numezgė tiesiog jau tai buvo paskutinės dienos Lukiškių kalėjime. Kada jau Lukiškių kalėjimas turėjo užsidaryti, jau aš tarnau tenais jau kelios dienos gal prieš uždarimą. Ir jau kalinukai jau beveik visi buvo išvežti iš kalėjimo, perkelti į kitus, ten liko vos gal kelios dešimtis tik tais. Ir vienas kalinys padovanojo kryželį. Atrodo nieko ypatingo, toks iš plastikinis kryželis, bet man jisai labai brangus yra. Gaila negaliu parodyti, aš jau jį perdovanojau kitam kaliniui, kuris tikrai apnešios, nes mano įsitikinimai, gal kryželio netiek leidžia nešioti, nes man tai tam tikras stabas yra. Nors tame nieko blogo ir nematau, bet aš jį perdovanojau, bet jis man brangus tuo, kad jis, tas žmogus, tą kryžiuką padarė iš šiukšlių maišų, nes šiukšlių maišai yra duodami nemokamai kiekvienai kamerai ir iš plastikinių šiukšlių maišų jisai kažkokiu tai būdu ant ugnies išvydavo iš to šiukšlių maišo virveles plastikinės tokias, iš kurių supynė tą kryžiuką su grandinėlė, plastikinė irgi, toks juodas kryželis su juoda grandinėlė. Labai tvirtas, toks gana gražus, man jisai labai brangus buvo. Tai tokia istorija. Kartais nuteistieji kažką irgi pasidirbina, atneša, padovanoja. Kai tie santykiai pasidaro tokie artimesni, šiltesni, kažkokius tai paveikslus. Vienas dailininkas nesenai papuolė į izoliatorių prieš keletą mėnesių. Padėjau jam įsigyti, atnešiau jam drobės, aliejinius dažus, teptukus, kad jisai galėtų tapyti. Tikrai talentą turintis žmogus. Deja, jisai nuėjo kitais keliais šiek tiek, tarkim taip, ir papuolė į kalėjimą. Galėtų talentą savo kažkaip kitaip realizuoti ir dariau viską, kad jis galėtų save realizuoti tame, būdamas kalėjime. Ir jisai dabar ten pradėjo tapyti, labai neblogus paveikslus, ar kitko. Ten kaliniai daro užsakymus, jisai ten pinigučius užsidirbinėja iš to šaunuolis, toks verslo toks modelis, aš jam stengiuosi padėti. Atnešiau drobės, ryškės, jisai ten pasidirbina, ryškėsi remelius pats, šaunuolis. Tai kiekvienas žmogus vis kitoks ir prie kiekvieno žmogaus stengiasi turėti savo kažkokį tai priėjimą. Stengiasi žiūrėti, ką žmogus gali daryti, būnant net kalėjime, kažkaip tai realizuoti save. Ir tai nuostabu, kada žmonės atranda save. Kažkokias savo paslėptas galbūt vertybės, kurių anksčiau nežinojo. Ir jos pasirodo yra, jie bando kažką tai daryti, tai nuostabu. Jo, kada mes gyvenam tokioje komforto zonoje, tai mes neatrandam, mes nenorim ir neturim laiko atrasti save, savo pašaukimą. O kada susiduria tokioj riboto laiko, riboto užimtumo, tai ką jiems daryti? Tikrai rasti save. Galiu papasakoti dar vieną istoriją. Nuteistojo lūpomis. Kiek tiesos joje, aš nežinau, bet aš vis tik papasakosiu. Nuostabi istorija. Jo vardas Jonas, to žmogaus, kurį palėtė Dievas, fiziškai tiesiog palėtė Dievas.
kada prasidėjo pandemija kalėjime ir jisai susirgo COVID-u. Medicina kalėjime pačiam žemiausiam lygyje, aš šitą liudijimą beje liudijau bažnyčioje. Ir kada jisai pateko jau į ligoninę, jisai pateko jau į reanimaciją iš karto, jisai labai prastos būklės pateko. Ir jisai matė, kaip vieną po kito toje reanimacijoje buvo daugiau, reiškiasi, sergančių žmonių, sunkiai, reiškiasi, ir jisai matė, kaip juos išveža vieną po kito jau mirusius, jisai tiesiog išsigando. Iki to jisai netikėjo, kad yra Dievas. Ir griebėsi Dievo kaip paskutinio šiaudo. Jisai tiesiog suprato, kad gydytojai jam nepadės. Vaistų jokių nėra. Vienintelį, ką jam davė, tai jam davė ir deguonies kaukę ir lašelinę pastatė. Viskas, tai jokių vaistų, jokio nieko. Gydytojai ateidavo su tokiais skafandrais apsirengę ir tai retai labai, jie irgi bijojo užsikrėsti. Ir jis suprato, kad nieko kito nelieka, kaip tik tai Dievas. Ir jisai ėmė melstis, taip kaip jisai mokėjo, kaip jisai suprato. Ir vienos maldos metu jisai pajautė, kaip kažkas palėtė jo petį. Tiesiog fiziškai prilėtė. Jisai apsidairė, nieko nėra. Palatoje jisai vienas, tuščia, kas čia galėjo paliesti. Ir jisai po to prisilietimo, po to suprato, kad tai Dievas jį palėtė. Jisai pradėjo iš karto gyti. Nors buvo labai sunkios būklės. Jisai vos kvėpavo jau. Ir neužilgo jisai vėl grįžo į kalėjimą, išgijo ir grįžo į kalėjimą, taip atrodytų, tai kas geriau, ar būti pašauktam į dangų, ar grįžti į kalėjimą. Tai va, jis grįžo į kalėjimą ir beje jį gana greitai išleido anksčiau laiko. Jisai 3 metais, gal 3,5 išėjo anksčiau laiko iš kalėjimo. Dabar jisai jau laisvėje beje. Va, tai va tokia istorija. Ir jisai tikėjo, jisai suprato, kad Dievas yra. Ir ėmė vaikščioti pas visus kapelionus. Pas mane, pas katalikus, ten toks uolių tokių krikščionių. Dar jisai nesuprato tų denominacinių skirtumų, o ir nereikia jų suprasti. Dievas vienodas visur yra ir Kristus vienodai už visas denominacijas numirė. Vat, ir tiesiog toks uolių krikščionimi pasidarė. Tai va tokia istorija irgi, dar viena žmogaus istorija. O jūs palaikot ryšį su tais, kurie išsilaisvino? Taip, būna kartais tie ryšiai tokie geri santykiai ir išėję į laisvę, jie kartais pakviečia, buvo toks vienas atvejis, pakvietė į namus ir buvo labai įdomu pasitikti su žmonėmis. Tai tėvas ir sūnus, kuris buvo nuteisti už narkotikus ir labai ilgus laikotarpius turėjo, bet anksčiau laiko išėjo abudu, kadangi buvo pirmą kartą teisti ir su jais buvo labai malonu susitikti. Ten jie Kėdainių rajone gyveno, tai pasišnekėti, pažiūrėti, kaip jie gyvena, nenutraukė tų ryšių, jie vaikšto ten esančią bažnyčią, tai nuostabu. Yra ir tokių nuostabių istorijų, atsivertimo istorijų. Ir jie dėkoja jums, taip? Nepamenu, kad taip tiesiog jie būtų dėkoja, bet jau vien tai, kad jie pakvietė mane ir tai su jų šeimomis susitikau, tai buvo nuostabu. Tai man tai didžiausia padėka. O kaip kalėjimo darbuotojai reaguoja jūs? Kokie jūsų santykiai su jais? Geri santykiai. Kalėjimo prižiūrėtojai gana tokios kietom širdim, žinokit, jie mažai ko skiriasi, netgi drįsčiau pasakyti, mažai ko skiriasi nuo pačių nuteistųjų. Savo širdžių kietumu, tai gal tik tais merginos, kurios tarnauja, kurių vis daugiau ir daugiau beje. Anksčiau tai buvo tokia vyriška profesija, dabar moterų kalėjimuose vis daugiau ir daugėja, reiškia. Tai gal tik tais moterys kitokios yra, tai su jomis irgi ta bendra kalba geriau rasti. Tai kartais jos padeda, pasako, parodo kažkokius nuteistuosius, su kuriais reikėtų pasišnekėti, tarkime, kurie ypač per narkotinę abstinenciją, kai žmonės tiesiog sienon lipa, grubiai pasakysiu, bet tiesiai, žinokit, iš tikrųjų. Mačiau kraujais aptaškytas kameras dėl to.
Ir tai baisu, žinokit. Tai bandau ir padėti ir tokiems žmonėms. Vat. Tai laiku parodo tos žmonės ir būtent tas ryšys, toks geresnis ryšys būtent su prižiūrėtojomis moterimis yra, nes jų širdis yra vis tiek kiek kitokios nei vyrų. Jūs pasakojate jiems apie Dievą? Taip, liudiju ir jiems, kalbu su jais taip pat. Jie patys kartais tą temą užveda, taip labai nenoromis, stengiasi, kad kiti negirdėtų, nes matyt nenori jie atrodyti balta varna tarp kitų žmonių prižiūrėtojų akyse. Bet būna tokie atveju. Vienas ten tikintis yra Vilniaus kalėjime, kuris ateina irgi pamaldas. O kaip valstybė padeda integruotis buvę kaliniams į mūsų pasaulį? Yra dabar įvairios programos ir Vilniaus kalėjime dabar viena norvegų programa vykdoma, ten pastatė tokius konteinerius, jie šiuolaikiškai įrengti, su kondicionieriais apšiltinti. Vat, ir ten juos reabilituoja, moko profesijų, dirba psichologai ten su jais, pagal kažkokias, ten norvegai, kiek žinau, ir finansuoja. Pastatė tokią gražią labai aikštę futbolo, krepšinio toje vietoje. Ir ten pirmieji nuteistieji jau tenais praeina tą reabilitaciją ir žinau, kad ten nuteistieji labai nori tenais patekti, ne visi gali. Ne visus priima, nes ten ribotas kiekis yra, tai bando reabilituoti ir tos programos dabar jau pradeda atsirasti pačiuose kalėjimuose, taip pat už kalėjimų ribų yra tokia programa kaip Pakelės namai ir panašiai, reiškia, kada išleidžia kalinį ir jisai gali jau būti laisvėje. Privalo būtinai susirasti darbą, tik tais turi ateiti naktį į tam tikras vietas, kad būti atsižymėti, matytų jį prižiūrėtojai, žiūrėti, ar jisai, tarkime, negeria, nevartoja alkoholio, kad galėtų kažkiek tai kontroliuoti dar jį, bet tai yra puiku. Tai žmogus, turėdamas dar kalėjimo laikotarpio, tarkim, 2, 3 ar net 4 metus, jau jisai gali išeiti dalinai į laisvę ir būti laisvėje. Tai tos programos yra, jos veikia. Ir ačiū Dievui. O yra tokie kaliniai, kurie išpažįsta savo nuodėmę, savo nusikaltimą ir po to išeina į laisvę ir atsiprašo savo aukų? Aš nežinau tokių atvejų. Galbūt jie yra, galbūt yra. Tikiu, kad tikrai yra. Bet aš asmeniškai negirdėjau tokių. Graudu pasakyti, bet aš skatinu tai, tarp kitko, kalbėti ir apie jų aukas. Kai kurie nenori apie tai šneka, kai kurie bandom šnekėti. Tai sunkus pokalbis, nes tai yra ir atleidimo klausimas. Kai kurie sunkiai atleidžia žmonės, kitiems žmonėms. Bet bandau pramušti tos ledus. Kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Kai dar žmogus ima pasakoti apie savo nusikaltimą, tai būna panašu, tai netgi nebūna panašu, tai praktiškai ir yra išpažintis, galima sakyti. Nes ne kiekvienas linkęs apie tai kalbėti. Ir jeigu, tai mano, sakyčiau, toksai uždavinys privesti žmogų iki tos ribos, kad jisai norėtų apie tai kalbėti. Ir reikia apie tai kalbėti, kad jam išsivalyti, kad jam, kaip jūs sakot, irgi atleisti tiems, kurie jam kažkokią skriaudą yra padarę. Arba prašyti atleidimo, kas yra nepaprastai sunku. Arba prašyti atleidimo tų žmonių, kuriems jie kažkokią skriaudą padarė. Ar artimųjų. Tai aišku, kaip tą padaryti, tai aš turbūt mokinsiuosi visą savo gyvenimą. Nežinau, paneigsit jūs ar ne. Ta teorija yra tokia teorija, kad visi nusikaltėliai tai galbūt vaikystėje buvo aukos. Ir dėl to jie daro tokius nusikaltimus per savo energiją, dėl to, kad jie vaikystėje buvo aukos. Taip.
Nusikalstėliais negimstama, aš esu įsitikinęs, negimstama, jais tampama. Ir tampama dėl ko? Dėl to, kad būdami vaikais išaugo netinkamai socialinėje aplinkoje, netinkamai šeimoje, kurioje matė blogus dalykus, girtuokliavimą, narkotikai, vagystės, nusikaltimai. Ir vaikas išaugęs tokioje aplinkoje, jisai aišku eina tokiu keliu. Ir ta aplinka padaro iš jų nusikaltėlius. O nusikaltėliais negimstama. Esu tikrai to įsitikinęs. O gal jūs buvot susidūrę su kaliniais, kurie iš krikščionių šeimų? Taip. Yra dabar ir Pravieniškėse lankau vieną kalinuką, kuris tikintis yra labai gerai šventąjį raštą cituoja, tokia keista, tokia, reiškia, tikinčio žmogaus ir žmogaus, kuris 30 metų praleido kalėjime istoriją, kuris skaito save tikinčiu ir daro nusikaltimus vėl. Jis grįžta į kalėjimą jau, nežinau, ar 7 ar 8 kartus turbūt buvo kalėjime. Tai vat kartais žiūrau jį ir jam, žiūrėdamas į akis, tiesiog uždaviau klausimą. O jisai sakė, kad tai jau paskutinis kartas, viskas, taškas, aš jo klausiu. Ir sakau, tu pats turi savo atsakyti šitą klausimą, ne man netgi. Tai būna ir tokių atvejų. Ir yra tikinčiųjų, ir atrodytų giliai tikintis, žinantis šventąjį raštą, cituojantis puikiai, atmintinai žinantis. Ir vaikščioja į bažnyčią, būdami laisvėje, tačiau daro nusikaltimus. Tai va tas gyvenimo būdas ant tiek užvaldo kai kurios žmonės, jie negali jo atsisakyti. Jie patys nesupranta. Taip, tai tarsi kažkoks apsėdimas, nežinau net kaip tai pavadinti. Ir aš esu sutikęs kelis tokius žmonės taip kalėjime. Deja, graudu tai žiūrėti, bet jie vėl grįžta į kalėjimą. Taip pat manau, kad yra tokie, kurie jau daug metų prasidėjo kalėjime, išėjo į laisvę ir jie nesupranta, ką čia daryti. Ir jie grįžta į kalėjimą, nes jiems ten geriau, ten jau namai tie. Taip. Kalėjimas tampa kaip antrais namais. Jie turi stogą virš galvos, jie pavalgydinti ir jie grįžta kaip į savo namus kalėjimą. Yra tokių kalinių, kuriems tiesiog nėra kur grįžti. Jie išeina į laisvę, arba artimųjų neturi, arba tie artimieji išsižadėję, arba jie iš užsienius išsivažinėję, tiesiog nėra kam net padėti. Jie neturi net namų, į kuriuos galėtų grįžti ir jie daro specialiai nusikaltimus, kad vėl papulti kalėjimą. Yra ir tokių žmonių grupė. Nes jie jau suprantat, jų sąmonė ant tiek palūžusių žmonių, kad kalėjimas jau tapo jų namais, gimtais namais. Jie ten tiesiog grįžta, vėl gyvena, gauna keletą metų ar daugiau ir jie tiesiog stumia savo dienas tenais Belangėje. O kokias dvasinės vertybės jūs bandot perduoti kaliniams? Tai aš jau apie tai kalbėjau, tai ir kažkam trūksta galbūt vilties, džiaugsmo, jie patiria depresiją, kartais smurtą patiria ir bandai kalbėti su jais, kad savižudybė tai neišeitis. Bandai kalbėti, nešti iki jų žinią apie Kristų, kuriame mes turime viską. Viltį, džiaugsmą, meilę, kuris sklinda iš jo. Visą galima gauti iš jo. Kartais pavyksta nešti iki to. Duoda Evangeliją, kartais pradeda skaityti žmonės. Dievo žodis irgi liečia. Nors tai reti atvejai, tiesą sakant. Tai yra reti atvejai, bet jų yra. Jeigu bent vienas žmogus toks bus kalėjime, aš dėl to žmogaus vaikščiosiu 2 kartus per savaitę. Galbūt dar galiu paliudyti vieną įdomesnį tokią pasakojimą iš Lukiškių kalėjimo. Pasakoju ir Domui, turbūt kažką jis pasakojo, galbūt girdėjau iš vieno prižiūrėtojo, kad Lukiškėse vaidenasi. Yra vienas korpusas, kuriame
kalėjimo režime mes ir dirbom tenais, tam kalėjimo režimo, ten apart manęs ir kiti, reiškia, dvasininkai ten lankėsi iki manęs ir kartu su manim. Aš pradėjau savo tarnystę ten kartu su Anatolijum, iš kurio daug ko išmokau. Ir aš ten iš vieno prižiūrėtojo išgirdau, kad vienoj Rusija vaidenasi. Ir ten toj vietoj vis prižiūrėtojai naktį bijo eiti budėti, naktinę pamainą toj vietoj. Ir jis sako, ten koridorius yra klotas plytelėmis, kaip ir visur tam kalėjime, Lukiškėse. Ir kada eini koridorium, ten toks aidas stovi ir ten kaukščiai tenais, ypač naktį, kai tylu, tai labai gerai ten garsas stovi. Ir jie sako, sėdi savo postą, girdi kažkokius šnabždesius, tarsi kalbas, kažkokius žingsnius, kurie koridoriumi eina. Ne kamerose, būtent koridoriui. Iškiša galvo, ten nieko nėra. Tai vat, tokį liudėjimą girdėjau irgi. Tokį įdomu, galbūt bus įdomu kažkam paklausyti. Nežinau, kur ta vieta ir kiek ten tiesos yra. Bet man atrodo, tas prižiūrėtojas nemelavo, jis toksai taip buvo išsigandęs. tai kažkas ten matyt, kažkas vis tik tais ten darosi tenais. Kaip mes ir sakėm, kad dvasiškai jaučiam, kad ten sunku. Taip, tenais, dvasiškai iš tikrųjų nelengva tenais. Ten ir tokie kvapai, slegiantis garsai, šūkalojimai, kalinukai bando vienas su kitu susišnekėti, susišūkaloti izoliatoriuje, kalėjimo režime, reiškia, ir kali. Jie negali laisvai vaikščioti, kaip nuteistieji zonoje. Tai jie tenais bando susišūkaloti, vienas kitą pažįsta, tai ten tie šauksmai, riksmai, reiškia, tas, tokia atmosfera, ten kvapai tenais nuo visokiausiai susimaišė, tai tas iš tikrųjų slegia atėjus. Iš tikrųjų reikia prie to priprasti, kai paskui prantėjai jau nepastebi tų dalykų. Toks mūsų paskutinis tradiciškas klausimas, visada aš užduodu kiekvienam, kaip tarnauti ir kaifuoti nuo to? Geras klausimas, kaip mėgautis tarnavimu, to prasme. Ja. Tai čia yra širdies klausimas, man atrodo. Jeigu myli Dievą ir myli artimą, kuriam tu tarnauji, o tarnaudamas artimui tu tarnauji Dievui. Taip, kuris jūs sakė, kas čia mažutėliui tarnauja, man tarnauja. Tai iš esmės mes tarnaujam žmogui, bet tarnaudami žmogui tarnaujam Dievui. Kai tą supranti, aš manau, ateina tas pasitenkinimas, kad tu neždamas gėrį, neždamas tarnystę, bet kokią tarnystę, ant tos meilės pagrindo, kaip aš kalbėjau, tai ir suvoki, kad tu tokiu būdu tarnauji pačiam Dievui, tai turi atnešti tau pasitenkinimą. Kad tavo vardas įrašytas gyvybės knygoje. Tai yra nuostabu. Ir vis tiek, sako, tikėjimas nedarbais yra, reiškia, grįstas. Aš sakyčiau, kad ir darbais taip pat. Apaštalas Paulius sakė, parodyk man savo tikėjimą be darbo, aš parodysiu savo tikėjimą iš darbų savo. Tai yra, taip, mes įgauname teisumą ne per darbus, bet kita vertus, tikėjimas be darbų yra miręs tikėjimas ir darbai turi būti. Tai tiesiog reikia teisingai sudėlioti tuos darbus, kas iš ko turi išeiti. Kad iš pradžių yra tikėjimas, paskui iš tikėjimo išeina teisumas, tikėjimas gimdo mumyse teisumą, o iš teisumo jau išeina mūsų darbai. Jokių būdų netvirkščiai, neturi būti darbai stovėti ir gimdyti tikėjimą, teisumą mumyse. Taip, darbais mes neįgysime teisumo, mes žinome tą iš Šventojo rašto. Tai tie darbai, kurie sklinda ir išeina iš teisumo ir tikėjimo, jie visą laiką kels pasitenkinimą. Tai aš pasakyčiau taip. Ačiū Jums labai už tokį gerą pokalbį. Manau, kad mūsų žiūrovai dabar iš tikrųjų suprato, kodėl aš pradžioj pasakiau, kad
žmogus iš didelės raidės. Tai pas mus buvo svečiuose Dalius Jaruševičius, Kapelionas. Ačiū mūsų žiūrovams, kad pažiūrėjote iki galo. Rašykite komentarus, spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą ir likite su mumis. Ačiū. Ačiū.